Nežinau, ar čia pas jūs ar ne, bet, žodžiu, kol suvaikščiau pinigų, nusipirkti kolonėlę, radau kabantį ant lango. Nu, tai garantija, kad tai bus. Laikas 43, pirktas 48. Tai akivaizdu, kad jūs nevykdėt kelio ženklą reklamą nedėlisint. Kelio ženklą nedėlisint ir nepertvarkymai. Du variantai. Yra dar toksai protingumo kriterijus. Tai būtent jūs ir pažiūrėt protingumo kriterijų, kadangi jūs nesuvokėt kelio ženklo tvarkos galiojimo. Tai prasme, jūs suprantat, ką jūs sakot, ar ne? Jūs sakot, kad aš nesuprantu, nes aš... Supratot, kaip galioja kelio ženklas. Taip, man reikėjo jau prieš iš anksto sumokėti. Taip, jūs neprotingiai, jeigu jūs negalite kelio ženklo reikalavimus, neturit stot po jo. Pirmiausia, turit pasiruošti, jeigu jūs neturit benzino, jūs negalite važiuoti, jeigu jūs neturit vairuoti pažymą, taip pat negalite važiuoti. Tai vadinasi, jūs... Tai dabar jūsų tokia pozicija ir viskas, ir jau čia viskas galioja. Ne, tai teisinė pozicija. Palaukit, teisme yra teisinė pozicija, teisme. Aš ir esu teisininkas ir mes teisinė ir vykdom teisinę funkciją, tai yra viešą administravimą. Čia teisinė funkcija. Taip, mes esame pareigūnai, taip. Supratau. Ir dabar vis tiek visą tai siūsit į policiją. Nu taip, arba prevenciškai, jeigu norit, galite įsigyti parkavimo kortelę, panaikinant pažeidimą, kad kitąkart nevažinėtų. Ne, jokios naudos nėra, mes nepelno siekinė organizacija, mes įstaiga. Taip, nu, bet mes pareigūnai, kaip gali pareigūnas turėti verslą daryti? Ne verslą, jūs siekit kažkokiu kitokiu. Nu, kokiu kitokiu? Nesvarbu, tai kam jums reikėtų kortelės parduoti? Jeigu aš pirksiu kortelę, tai dabar... Tam, kad kitąkart nepadarytumėt pažeidimų, kadangi labai daug pažeidimų, dėl to baudos pakėlė, o dar prevenciškai taikom tam, kad kitą kartą nedarytum pažeidimų, kadangi mums tas kainuoja. Vien su forminiu kiek kainuoja. Supratau. Tie žmonių dabar dirbs pagal jūsų pažeidimą. Tai aš jums rodau, kad tas pažeidimas yra... Nu tai taip, jūs padarėte pažeidimą, dabar reikia suforminti, protokolas rašyti, kiek jau nuotraukas, jau šitas lapelis 25 centus kainavo, vien tik tai. Dabar žiūrėkit, aš jums atpirksiu tą lapelį, bet žiūrėkit, ką jūs sakote. Jau aišku, kad jūs atpirksite, dabar dėsit. Įsitikinęs? Čia nuo jūsų nepriklauso. Įsitikinęs? Galiu sužinoti jūsų dar pavardę. Kaip? Jūs turite pateikti dokumentus man pirmiausia, jūs šnekat su pareigūnu. Jūs pareigūnas? Taip, aš pareigūnas. Jūs turite pateikti man dokumentus. Ta prasme viešasis? Taip. Policijos pareigūnas? Ne policijos, o pareigūnas. Tai skirtumas yra. Tiesiog pareigūnas, ne? Taip, tiesiog pareigūnas. Tai kokiu įstatymu reikalavimas? Kaip? Kokiu įstatymu remiantis jūs prašot manęs pateikti? Jeigu bet kurio, jeigu su pareigūnu šnekat, turite pateikti dokumentus. Jeigu ne, jūs tada visai nešnekėkit. Supratau. Tai vadinasi, jūs atsisakot pateikti savo vardą pavardę. Ne, tai jūs pateikit dokumentus. Taip, be abejo, kadangi jūs nepateikėt dokumentus, taip. Gerai, turbūt. Jeigu jūs reikalavęs prieštarauja įstatymą, jūs tada padarė dar vieną pažeidimą. Jūs pateikėt reikalavimą prieštarauja įstatymą. Tvarkoj, paskui ten pasiaiškinsim. Dabar jūs man taikot ATVPK. Aš teisingai suprantu. Taip. Pagal ATVPK. Kelių taisyklių pažeidimą, ženklo reikalavimą. Sumokėti, ta prasme, kur yra mokamas. Taip, kelias mokamas. Supratau. Dabar kokia toliau viso šito proceso eiga? Kur toliau visą tai bus siunčiama? Mane domina. Jūs kaip pareigūnas man turėtumėte atsakyti. Ne, neturėčiau atsakyti kaip pareigūnas. Atsisakot atsakyti, pateikti informaciją. Supratau. Gerai, dabar... Jūs viskas parašyta ant prašymo, jūs gausite įstatymo tvarka. Kokiu įstatymu vadovaujatės? Jeigu jūs reikia teisinės paslaugos, jūs turite kaip teisinės paslaugos. Aš kreipsiuos teisinės paslaugos, man dabar įdomu jūsų teisinė pozicija. Jūs dabar kalbat, vienas dalykas, kalbat už visą autoparkavimą, automobilių parkavimą. Aš kaip tik važiuoju pas advokatą. Kaip tik vežu žemėtvarkos. Žinau, kiek mes advokatą. Viskas labai gerai, viskas puiku. Jūs pirmas dalykas atsisakot prisistatyti. Teisingai? Pirmas dalykas. Aš neprivalau. Man kokių įstatymų remiantis aš privalau. Jeigu aš norėčiau, aš galėčiau sulaikyti va šičia. Tvarkoj, sulaikykit. Kokiu įstatymo pagrindu jūs mane sulaikytumėte? Suprantat, kad teisė apribojimas arba kažkoks suvaržymas turi būti įstatymai pagrindžiamas. Teisingai? Be abejo. Sulaikomajam asmeniui įstatymas turi būti paaiškintas ir kokiu pagrindu jisai sulaikomas irgi turi būti paaiškintas. Sulaikymo metu surašomas sulaikymo protokolas. Teisingai? Nu tai jūs man neatsisakot pasakyti nei kodėl, nei kas, nei kur. Ne, kadangi jūs teisinių paslaugų prašot, mes teisinių paslaugų nekreipiam. Aš teisinių paslaugų neprašau jūs. Taip, prašot teisinių paslaugų. Aš noriu sužinoti, koks mano dalyvavimas viso šito proceso, kurį jūs pradėjot, kokios yra mano atsakomybės, pareigos, kokį įstatymą. Nu taip, vat kokį tai yra teisinė paslauga. Čia jūs skaitot jau, kad yra teisinė paslauga. Jūsų darbas yra maždaug pasakyti tiesiog, kad tai yra įstatymas ir viskas. Taip.
Supratau. Tos kelios minutės jums kaip protingumo kriterijus irgi negalioja ir jūs tiesiog pagal liniją imat išskaitot ir viskas. Taip, jūs bus traktuoju, kad jūs įstatymą pažiūrėt ir aišku, tame tarpe tai būtent neprotingai elgdamas tai padarėte. Neprotingai elgdamas. O po to taip, nesąžiningumo, protingumo kriterijus taikomas. Nesąžiningumo kriterijus. Taip, tai jūs sakėt nesąžiningai. Jūs pažeidimas savaime yra nesąžiningas dalykas. Bet jūs kažkaip viską išlanksto taip. Matot, aš teisininkas ir atstovauju teismuose. Žinote, atstovauju teismuose, tvarkoju. Tai teismuose. Aš kaip jūs mačiau, gudraujančių. Aš supratau. Jūs gudraujate kiek norite. Vadai, pas advokatą ir pas tavo... Gerai, viskas tvarko, aš pabandysiu būtinai. Bandykit. Labai dėkui už informaciją. Laisvas? Taip.